DX Belek viešbutis, tas pats viešbutis, tie patys savininkai kaip Praga Sidės. Viešbutis biškiuka yra kaip ir laukuose. Tokiuose iš iki Beleko miestelio toliau. Oi, labai gražu vidai. Hello, welcome. Have a nice day. Thank you. Tai registratūros ir parduotuvių centras, zona, kelionė agentūra, jeigu norit kažkur keliauti, visai gerai, vietoj galite užsisakyti ekskursijas, autonoma. Viešbutis padalintas lygiai 3 sekcijas ir va, mes išėjom iš registratūros, jeigu suksim į kairę, tai yra suaugusiųjų zona, tiesiai zona visiems svečiams ir į dešinę tai yra vaikų zona, vaikų ploto zona. Fainai taip sako, kuo daugiau užsiėmė vaikai, tuo daugiau atsipalaiduoti gali tėvai. Paminkštinta danga. Čia viskas yra, ko reikia vaikams. Sako, mes paimam jūsų vaikus ir jūs esat laisvi. Šiaip mano akimis tai čia labai toks kuklita vaikų zona, ant saulės jeigu laukia. Kiekvieną dieną vakare, vat, būtent čia vyksta mini disko vaikams. Pagrindinis restoranas. Baldai gražus, tvarkingi. Tik išėjęs iš vaikų klubo ir šalia pagrindinio restorano yra vaikų restoranas. Ir va čia jungiasi kartu su suaugusiųjų restoranu. Ir dabar išeinam į suaugusiųjų zoną. Fainai. Jo, va čia vat gražu. Suaugusiųjų zona tikrai liuks. O, rožinis baseinas. Visi kambariai, kurie yra į šitą pusę, jie yra tik suaugusiams skirti kambariai. Tai žodžiu vaikų, jeigu tu esi, nematysi niekur čia. Sporto salė, vat, į dešinę. Šienhi restoranas, fainas pavadinimas. Labai skaniai kvepia kava ir čia yra Starbucksas tada. Šitam Starbucksai yra kartu galit valgyti pusryčius, pietus ir vakarienę, interaktyvius meniu, kad jūs nusiskanuojate, užsisakote. Baras šitas dirba iki 12 valandos. Gėrimai geri tikrai. Turi 3 rūšių apyrankę svečiai nešioja, jeigu tu turi raudoną, tai tau yra daugiau negu 18 metų, tu gali eiti į suaugusių zoną, gali gerti alkoholinius gėrimus. Va čia yra lauko restorano, tai yra pagrindinio restorano lauko zona. Mėlyna apyrankė reiškia, kad tau yra tarp 16 ir 18, tu gali eiti į suaugusių zoną, bet negali gerti alkoholio. Na ir geriausia apyrankė yra geltona, gali daryti viską. Tai apyrankės gali ją be abejo ir pakeisti, nesvarbu. Nu, va. O čia šita zona yra skirta visiems svečiams. Kaip matot, yra ir vandens kalneliai.
Labai didelė scena, nu labai didelė scena. Ir scenos dešiniai pusėje Signature Bar. O. Hello. Hello. Wow, so nice. Is now our standard for the groups to greeting. Ir šita scena pasirodo tarnauja ne tai, kad vakarinės programos, jie čia daro gerus tokius koncertus, kviečiasi žvaigždės, neturkų visokių gerų iš tikrųjų atlikėjų ir žmonės gali ateiti, pirkti bilietus ir dėl to čia tiek daug tų staliukų ir yra. Viešbučio svečiams barai čia yra nemokami, kad ir šitoj zonai, o atvykusiems tai jau kitas baras ir yra mokama. 6 kalneliai suaugusiems, man atrodo, taip išgirdau, ir netgi yra laisvojo kritimo. Ir va, mažiesiems irgi 6 kalniukai. Šiaip tai tikrai graži teritorija, nepaisant to, kad jisai yra antroji linijoje, turi pervežimą į paplūdimį kas 15 minučių. Swim up kambariai, tai reiškia su išėjimu tiesiai į baseiną. Standartinis suaugusiųjų kambarys. Standard adults. Ai, suaugus. Arbatinukas kambarį, kavos aparatą Soft drinks nematau. with beer. There's like hot drink setup too, and you're giving like one welcoming wine. The minibar and O, šalia migras, šopingas. Standartinio kambario vonios kambarys. Those agencies because they can like, just disturb others. But if you just email to us, we'll be happy to. X-Belek viešbučio šeimyninis kambarys Family Type 1. Yra 2 rūšių šeimyniniai kambariai, čia yra tipas 1. Taip pat nėra kavinuko, bet yra va, vynas, minibaras. Vonios kambarys toks pat kaip ir standartiniam. Ir va, įeinam pirmas kambarys vaikams, atitvertas slankiojančiom durimis. Ir antras pagrindinis miegamasis. Čia yra jau su vaizdu į pagrindinę teritoriją. O Type 2 šeimyninis kambarys, antro tipo, tai yra jau 2 atskiri miegamieji. Ir čia yra Junior Adult Suite, o dar kitaip fantazijų kambarys. Vonios kambarys tai visiškai toks taip pat, detaliai nefilmuoju, prieigos irgi tos pačios, arbatinukas, minibaras. Ir čia, ohoho, viskas tamsiai. Veidrodis, kad matytum, kas vyksta lovoj. Fantazijų kambarys. Ir va čia ta garsioji jų Kamasutros lova, fotelis. Atkreipkite dėmesį ir į stulpą. X-Belek viešbučio Suite kambarys. Ir fainai. Labai fainai su džakuzi viduje. Jau šitas daug didesnis kambarys negu standartinis. X-Belek viešbučio Type 2 antro tipo šeimyninis kambarys. Įeinam, miegamasis, kaip ir svetainė, ar ne? Ir miegamasis su durimis. Tai visi suaugusieji, tie, kurie gali gyventi suaugusių zonai, jų balkonai žiūri į suaugusių zoną, ne į vaikų.